Sveiki, valkatos! Kaip išgyventi, kai prasidėjo karas? Pirmiausiai, reikia, kad būtų namie daug konservų, nes per karą ne tik kariaujame, bet ir valgome. Reikia, kad konservai būtų rūsyje, nes per karą dažnai slepiamės rūsyje, ypač kai krenta sprogmenys. Dar reikia turėti labai daug vandens, nes ne tik gersime jį per karą, bet ir su juo reikės nuplauti susirinkusias rūsyje išmatas. Tik prieš karą jokių būdų nepirkit degtukų ir druskos, nes šitą jau bus padariusios visos aplinkui gyvenančios senės, tai jums beliks tik jas užmušti ir atimti. Per karą reikia turėti labai daug videofilmų, nes per karą priešas vjobins LRT, LNK, TV3, Netflixą ir Pornhubą. Ką tada žiūrėsim, valkatos?